Mes penktokai, todėl labai jaudinamės, laukiam, nauji iššūkiai, nauji tikslai. Na, iš tiesų, aš tokių kažkokių sunkumų nesusidūrė mano šeima su sunkumais, bet tiesiog su mokyklos pasirinkimu šiek tiek buvo problemų. Tiesiog, kur mes gyvename, tame rajone, nebuvo pasirinkimo į tą mokyklą, kur galbūt norėtų leisti mano šeima mūsų vaiką, tai tiesiog teko rinktis iš mieste esančių ir pakliūti yra pakankamai sunku. Aš manau, kad mano vaiko ateitis man yra labai svarbi ir tiesiog savo dienotvarkę pasitvarkyti taip, kad vaiką nuvežti laiku nebus sunku. Aš manau, kad tai yra šventė ne tik mūsų mažiesiems, abiturientams ar vidurinių klasių mokiniam, bet tiesiog ir tėveliam. Ir linkiu visiems mažų laimėjimų kasdieną ir didelių pergalių ateityje. Labai geromis. Puikiamis. Šiaip tai labai smagu grįžti į mokyklą, nes senai žmonių nematėm, visų pažįstamų, tai smagu grįžti šiaip. Ne, aišku, gaila, dar koksai mėnesis, 3-4 būtų visai nieko. Bet šiaip ką žinau, gera vasara buvo, tai smagu. Tikriausiai sėkmės, geros nuotaikos, užsispyrimo ir noro siekti kažko daugiau. Pradėt galiausiai mokytis. Jo, nes mes visi žadam, kad mes pradėsim mokytis naujais mokslo metais, bet mes nesimokom, tai tiesiog. Tai visą laiką tai būna. Niekados nesimokom. Aš turiu brolį penktoką, kuris ką tik nuėjo, tai aš sakiau, neprisidėk pirmais mokslo metais ir bus gerai. Ne, tai tiesiog visi dauguma čia važiuoja su savo senesniais klasiokais, tai vis tiek kažkaip ir tos klasės panašios, tai ką žinau. Sėkmės kaip ir visiems kitiems. Aš tai gal labiau palinkėčiau tėvam nurimti, nes vis tiek visi esam draugiški ir bet kokiai problemai nutikus mes galim kreiptis į mokytojus, bent jau mūsų mokykloje. Nėra tokių rūpesčių, kai buvo į pirmą klasę, o džiaugsmai naujos viltys, nauja mokykla, naujos viltys. Ar sunku buvo išrinkti mokyklą? Ne, labai lengvai pasirinkom. Draugai, draugų tėvai patarė būtent šią mokyklą. Na, kantrybės. Vaikam palinkėčiau, kad įsilietų į naują kolektyvą, kad savitarpio pagalba būtų, savitarpio supratimas, draugystė. Linksmomis, geromis, jo, šalta tik tais labai. Stiprybės. Stiprybės mokantis. Jo, ir kad mokytis, nes vis tiek tai yra, jo. Jeigu nesimokysi, tai bus blogai. Viską reikia pradėti nuo pradžių, reikia ruoštis. Jau pabaiga artėja, tai bent jau mum. Mes geromis. Taip, šiandien vaikams paruošiau pusryčius, palinkėjau gerų mokslo metų. Nu, optimistiškai. Tikiuosi, kad mokysis, kad viskas bus gerai. Ne, čia jau mano vyriausia dukra baigė, išvažiavo, mokosi vidurinioji ir dabar sūnus. Ne. Žinau, kad bus gerai. Palinkėčiau daugiau pasitikėti vaikais, nes jie patys žino, kaip jiems yra geriausia ir tiesiog man atrodo, kad tėvai turėtų išmokti palaikyti vaikus, bet nesakyti, ką jie turėtų daryti. Bent jau aš taip darau.